Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją How-To. Šiame vaizdo įraše kartu nagrinėsime, kaip nustatyti ir naudoti Datatronic 5 medijos ir radio funkcijas. Pradėkime nuo prieigos prie pramogų puslapio pagrindinėme meniu. Spustelėkite meniu žiniasklaidą. Pirmiausia, pasirinkite šaltinį spustelėję mygtuką šaltinis. Pasirinkite Bluetooth šaltinį, kad galėtumėte valdyti mediją iš savo telefono. Telefono pavadinimas ir Bluetooth piktograma bus rodomi dešinėje ekrano pusėje. Kairėje pusėje bus rodomas esamos medijos pavadinimas. Norėdami sustabdyti arba atnaujinti atkūrimą, spustelėkite mygtuką Play Pause. Spustelėkite ankstesnis, jei norite iš naujo paleisti laikmeną nuo pradžios, o jei norite grįžti prie ankstesnės laikmenos, spustelėkite ankstesnis dar kartą. Spustelėkite kitas, kad paleistumėte kitą laikmeną. Dabar pasirinkite VSP šaltinį, kurio funkcijos šiek tiek skiriasi. Dešinėje ekrano pusėje bus rodoma VSP piktograma, o kairėje dabartinės laikmenos pavadinimas. Bus galima naudotis laiko juostą, kad būtų galima reguliuoti atkūrimo laiką ir nurodyti laikmenos eigą. Norėdami sustabdyti arba atnaujinti atkūrimą, spustelėkite mygtuką Pause. Spustelėkite ankstesnis, jei norite iš naujo paleisti laikmeną nuo pradžios, o dar kartą spustelėkite ankstesnis, jei norite grįžti prie ankstesnės laikmenos. Spustelėkite kitas, kad paleistumėte kitą laikmeną. Spustelėkite pakartoti, kad dabartinė laikmena būtų atkurta cikliškai, arba spustelėkite maišyti, kad laikmena būtų atkurta atsitiktinė tvarka. Iš galimų šaltinių galite pasirinkti pagalbinį šaltinį, kuris siūlo tas pačias funkcijas kaip ir VSP šaltinis. Galiausiai visuose šaltiniuose galima reguliuoti atkūrimo garsumą. Ir, jei reikia, išjungti garsą. Pereikime prie radio funkcijos. Spustelėkite meniu radijas. Taip bus aktyvuotas paskutinis naudotas radio dažnis. Dažnis ir aktyvios radio stoties pavadinimas bus rodomas ekrano viršuje. Žemiau pateikiamos komandos mėgstamiausios radio stotys, suskirstytos į 3 grupės po 6. Norėdami pereiti iš vienos grupės į kitą, braukite į kairę arba į dešinę arba spustelėkite 3 grupės atitinkančias juostas. Norėdami pasirinkti išsaugotą radio stotį, tiesiog spustelėkite atitinkamą mygtuką arba naudokite ant porankio esančius mygtukus ankstesnis ir kitas. Norėdami išsaugoti esamą radio stotį kaip mėgstamiausią, paspauskite ir 3 sekundės palaikykite mygtuką, kuriam norite priskirti šią stotį. Norėdami klausytis konkretaus dažnio, spustelėkite mygtuką dažnis. Bus rodoma dažnių juosta. Spustelėkite dešinįjį arba kairįjį mygtuką, kad dažnį sureguliuotumėte daugiau arba mažiau 0,5 MHz. Paspauskite ir palaikykite šiuos mygtukus, kad automatiškai pereitumėte prie kitos stoties su optimaliu priėmimu. Taip pat galite reguliuoti garsumą. Spustelėkite funkciją garsumas. Pasirodys pažangos juosta, kurioje galėsite nustatyti garsumą. Taip pat galite nutildyti ir panaikinti garso garsą naudodami mygtuką nutildyti esantį po dažnių juostą ir ant porankio. Mygtukų esančių radio meniu apačioje dešinėje galima atlikti daug įvairių nustatymų. Spustelėkite šį mygtuką, kad atidarytumėte submeniu. Pirmajame submeniu galite reguliuoti ekvalizerį skirtingoms muzikinėms aplinkoms. Antrajame submeniu galite įjungti garsumą ir žemų dažnių garsiakalbį. Trečiasis nustatymas įjungia eismo informaciją realiuoju laiku. Galiausiai, paskutinėme submeniu galite pasirinkti FM arba AM dažnių juostas arba pasirinkti DAB+ skaitmeninį radiją. Jei jūsų traktoriuje įrengtas tokio tipo radijas. Dabar, kai susipažinote su medijos ir radio funkcijomis, atėjo jūsų eilė išbandyti.